Sveikinu. Išaušo 14 diena. Tikrų pokyčių valanda. Pasirūpinti kūnu svarbu. Noriu, galiu ir judu. Jeigu esate su mumis iš tikrųjų 14 dienų, tai jau tikrai turėtumėt pajusti pokyčius. Gal kažkam tai atsilaisvino kelnės, gal kažkas tai jaučiasi geriau. Mačiau, kad rašote, jog sumažėjo sąnarių skausmai ir panašiai. Tai labai linkiu tęsti kelionę kartu ir dalintis savo geromis emocijomis su draugais. Nes tik sukūrus bendruomenę ir bendraminčius galima dar geriau pasiekti rezultatų, todėl kad gyventi sveikai ir skaniai iš tiesų paprasta. Tai reikia įsisavinti mūsų skleidžiamas žinias. O kadangi šiandien šeštadienis, susitiksite su draugais, pažįstamais, giminėmis, pasidalinkite šią gerą žinią. Kuo daugiau šita bacila užsikrės žmonių, tuo bus daugiau laimingų žmonių Lietuvoje. Ir galbūt už jos ribų. Sveiki! Praeitoj pamokoje išmokome, kaip ištempti nugaros raumenis ir paruošti tolesniem pratimam. Šiandien padarysime jau truputį stipresnį pratimą pilvo presų ir nugarai stiprinti. Ir tas pratimas yra jums žinomas, tai yra lenta. Jeigu mes lentos būsenai galim išbūti bent minutę, vadinasi, mūsų raumenų ir šiaip sveikatos būklė yra visai nebloga. Taigi darome lentą, lengvesnį variantą ir sudėtingesnį. Lengvesnis variantas būtų toksai. Ant rankų atsistojam į tiesią padėtį ir bandom išbūti pusę minutės, o jeigu išeina ir visą minutę. Įsitempia mūsų pilvo raumenis ir nugaros raumenis ir kūnas visas labai stiprėja. Išeiti iš šios padėties labai paprasta, sulenkiam kelius ir pereisim prie sekančio sudėtingesnio etapo. Taip, ant alkūnių pasiremiam, ištiesiam nugarą į tiesę ir vėl pradedam daryti lentą. Tai yra būnam šitokiai būkliai bent pusę minutės, o kas gali ir visą minutę. Turėtume kūną laikyti tiesų, jeigu galima pasižiūrėti veidrodį, kad nebūtų užpakalis pakilęs ar nusileidęs. Visas kūnas turi būti tiesioj būkliai, kaip lenta. Džiaugiuosi jūsų pasiekimais, darykite kiekvieną dieną pratimus nugarai pratempti ir darykite lentą ir jūsų kūnas bus tvirtas ir pasiruošęs iššūkiams. Daugelį patiekalų vartojame kiaušinius. Praktiškai mes juos valgome kasdien ir jums rekomenduojama valgyti kasdien nors po vieną kiaušinį, nes tai yra labai vertingi baltymai. Tačiau mes dažnai darome klaidą, kaip juos laikome ir kaip juos apdorojame prieš vartojimą. Taigi, kiaušinius, jeigu nusipirkate, neplaukite, o laikykite šaldytuve, nes kiaušiniai yra salmoneliozės rizika ir ant lukšto būtent dažnai yra salmonelės bakterijų. Kiaušinis pats turi savaime apsauginę plėvelę, kuri neleidžia bakterijoms patekti į vidų. Ir jeigu mes nuplaunam, parsinešam, sakysim, iš parduotuvės ar iš turgaus kiaušinius ir nuplaunam, mes pažeidžiame tą apsauginę plėvelę. Todėl kiaušinius plaukite tik tai prieš pat vartojimą. Ir juos plaukite šiltų vandeniu, nes šaltas vanduo, jeigu kiaušinis buvo šiltesnis, o vanduo bus ledinis šaltas, tiesiog tos bakterijos per lukšto poras gali patekti į vidų. Ir po to nusiplauname rankas, todėl kad ant rankų, ant lentelės, ant lėkščių, ant rūbų gali likti salmonelės bakterijų. Taigi, mano kaimiški kiaušiniai negaliu jums parodyti, bet iš tikrųjų jūs galite matyti antspaudus ant kiaušinių ir, pavyzdžiui, skaičiuką 0, 1, 2, 3 ir toliau LT ir sekantis skaičiukas. Tai 0 reiškia, kad kiaušiniai yra laikomi ekologiškai, vištos maitinamos ekologiškų lesalų. 1 tai vištos laisvos, vaikšto po lauką ir jos jau yra šiek tiek laimingesnės. Tačiau ne viskas ekologiška. Jeigu mes matom ant lukšto skaičių 2, vištos laikomas tvarte, ant kraigo, jos negauna ekologiško lesalo, tačiau vis dėlto ne narvuose. O trečias, jeigu jūs matysite 3 LT ir toliau skaičiukai, vadinasi, jeigu jūs rinksite tokius kiaušinius, tai yra pačios nelaimingiausios vištos, kurios gyvena narvuose ir gauna, tokį jau lesalą vieną iš prastesnių. Taigi, jeigu yra galimybė, rinkitės kaimiškus kiaušinius, kur vištos vaikščioja saulytėj, po lauką, rinkos sliekus ir dažniausiai tie kiaušiniai būna įvairaus dydžio, įvairių spalvų, bet vis dėlto jie naudingiausi. Laisvai laikomos vištos ir vaikšto taip pat lauke, gauna saulės spindulių, o su saulė mes gauname ir vitamino D. Tai kiaušinėse yra toksai baltymas avidinas. Ir avidinas neleidžia tiesiog pasisavinti vitaminui B7. O terminis apdorojimas neutralizuoja tą baltymą avidiną. Taip pat yra ištirta, kad baltymo iš žalio kiaušinio pasisavinama tik tai 50%, o iš virto kiaušinio praktiškai 100% rezorbuojasi mūsų organizme. Taigi šaltibarščių metas vasarą tinka virti kiaušiniai. Taigi prieš virimą plaunam, o po to plaunam rankutes ir kiaušinius laikome šaldytuve. Čia
Šiandien pasirinkau kalakutienos šlaunėles, tiesiog parduotuvėje užmačiau visai neblogą variantą, taigi nusipirkau 600 gramų kalakutienos šlaunelių ir gaminsim troškinį. Taip pat tuo pačiu norėjau jums papasakoti apie trintus pomidorus, pomidorų pastą ir panašiai. Kai kas pasidaro savo naminius pomidorus, bet aš bandžiau ieškoti konservuotus pomidorus ir be neradau. Tai iš tiesų pasirinkau troškinį pomidorų pastą, nes visada, kaip mokiau jau jūs 12 dieną skaityti etiketes, tai vėlgi pradedam protingai pirkti gaminius ir žiūrėti. Sudedamosios dalis. 100% pomidorai, daugiau nieko nėra. Tai vad, kada jūs randate tokią pastą, užtenka 2 šaukštų ir gausite lygiai tą patį, ką nusipirkę pusę litro arba 400 gramų trintų pomidorų su visokiais o čia be ir bus koncentruotas skonis ir koncentruota nauda mūsų troškinyje. Taigi, ko reikės mums troškiniui? Pasirinkau šlaunėles, būtent kalakutienos šlaunėles, nes jose daug daugiau geležies nei krūtinėlėje, o tai ypač svarbu tiek vaikams, tiek sportuojantiems, tiek senjorams. Taip pat jose yra cinko, kuris palaiko imuniteto, odos sveikatą ir, aišku, daugiau B6 ir B3 vitamino, o tai mums svarbu energijai, nervų sistemai ir smegenims. Na ir krūtinėlėje taip pat daugiau B12, o jisai būtent naudingas kraujui. Taigi, daugiau reikės morkyčių, česnako, pasirinkau maždaug 260 gramų sveriančią pasternoko šaknį saldumui, svogūnėlis apie 160 gramų ir pabaigoje uždėsim kekinius pomidorus, kad tiesiog mūsų patiekalas atrodytų šventiškai. Na, o šlaunelės arba krūtinėlė gali būti derinami su avinžirniais, su lęšiais, tačiau šį kartą pasirinkau natūralius ryžius. Ir jie yra daug vertingesni už baltuosius ryžius, nes turi daugiau skaidulų, todėl mes ilgiau jausime sotus. Beje, jų labai žemas glikeminis indeksas, todėl tokį troškinį galima valgyti vakare. Aišku, magnis, selenas, fosforas, B grupės vitaminai, visą tai naudinga rasime ryžiuose. Taigi pradėkim dirbti. Susismulkinam krūtinėlę, kuo smulkesni bus mūsų kubeliai, tuo greičiau pasigamins, bet kadangi ryžiai yra natūralūs ir jie trokšta apie 40 minučių, tai va tokiais nedidukais gabaliukais ir susipjaustau. Ir rekomenduoju retkarčiais pasimėgauti skanesne, sultingesne šlaunelių mėsa, nes smulkinam svogūną kubeliais ir šiek tiek iš karto susismulkinam morkas. Morkų nesmulkinu labai plonai, todėl kad kuo ilgiau trokš morka, tuo ji bus cukringesnė ir virs greituoju angliavandeniu. Pilam aliejų, keptuvė nėra įkaitinta. Suberiam morkas ir svogūnus. Ir po kelių minučių dėsim mėsytę. Dedam arba visą čili pipiriuką, arba vėliau galėsite dėti paprasto pipiro. Troškinys turi būti kupinas įvairiausių skonių. Taigi apkepam trumpai. Jeigu turite savo trintų pomidorų, yra nuostabu, kas augina šiltnamės, tikrai šiais metais užsikonservuokite trintus pomidorus. Kol subręsta pomidorai pas mus šiltnamyje, dažnai naudoju džiovintus pomidorus. Na, perku itališkus džiovintus pomidorus, kaip matote, jie yra neapdegę, nes dažnai parduotuvėse kartais galite matyti labai tamsius apdegusius pomidorus. Tai ieškokite, kad jie būtų tokie šviesus. Tai, kad tiesiog išgautumėm daugiau skonio, naudosiu šį kartą ir džiovintus pomidorus kaip likopeno šaltinį saugantį mūsų kraujagyslės. Taigi bus trinta pomidorų pasta, nors nedidelis kiekis, 70 gramų, tai yra 2 šaukštai, ir džiovintų pomidorų saujelė. Tai veriame mėsytę. Mėsytė keliauja į keptuvę, troškintuvą. Taip. Iš karto dedu druskos. Šaukštelis druskos. Ir kol mėsa kepa, susipjaustysiu pasternoką. Kol kas neuždengiu, tegul išgaruoja vandens perteklius. Susipjaustam šakninę daržovę. Galite naudoti nebūtinai pasternoką, galima rinkti saliero šaknį, saliero stiebus. Vėlgi nesmulkinu labai smulkiai, tokiais didesniais kubeliais. Ir bersiu prie mėsytės. Tai čia bus mūsų saldusis skonis. Čili pipiras duos aštrumo, pasternokas saldumo, pomidoriukai rūgštumo, druska sūrumo ir štai visa paletė skonių. Laikas ryžiams. Jeigu mes dedam 1 puodelį ryžio, būtinai dėti 2,5 puodelio skysčio. Tai aš dėsiu 2 puodelius vandens ir kalakutienos sultinį nuo keptos mėsytės. Taigi dūmai, skonis, kvapai sklaidosi po mūsų terasą ir mūsų pilvai laukia gero maisto. Taigi darėm. 1 puodelis ryžių keliauja čia. Maišau, kad jie sugertų visą skonį mėsytės, visą kvapą, daržovę. Ir dabar sudedu želatiną, kuris buvo nuo keptos antienos arba kalakutienos, žiūrit, ką turit, ar nuo vištienos. Taip, želatinas kolagenas mes išsiaiškinam, kad labai svarbus. Ir dar supjaustysiu džiovintus pomidorus. Arba galite dėti didesnį kiekį trintų pomidorų. Taip, troškinys gausėja, skonių jūra platėja ir išmaišom. Česnaką tik tai suspaudžiam, nesmulkinam, o suspaudžiam, kad alicinas visas atsidurtų antioksidantai troškinyje. Ir dedam čia. Liks tik išspausti pastą.
Man atrodo, jau tuoj kaimynai susirinks pajutę šitą kvapą. Ir įpilu 2 puodelius vandens. 1 ir 2. Uždengiam ir paliekam 40 minučių. Likus 5 minutėm ateisiu ir uždėsiu gražiai šitos pomidoriukus, kad jie sušiltų, atskleistų savo likopeną ir atiduotų mums visą pomidoriukuose esančią naudą. Skaniai trokšta mūsų troškinukas. Po 35 minučių pomidorai keliauja ant troškinio ir dar keliom minutėm uždengsiu. Taigi, pomidoriukai suprakaitavo, ryžiai išbrinko ir galime sėsti valgyti šitą puikų troškinį. Visada ant maisto rekomenduoju užsivarvinti gero kokybiško aliejaus. Dar viena diena energijos ir ryžto kupina. Pasirūpinti kūnu svarbu, noriu, galiu ir judu.